Laidą pristato Auksinė mintis. Moteris nuolat kankina du klausimai. Pirmas, kur surasti savo svajonių vyrą, o antras, ir ką dabar su šito niekšu daryti. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė. Na, ar dar nesušalote? Nu ja, sveika, šalta kaip viduržemį, bet va laikomės ir tiek, kogi čia be padarysi, nu. Gerbiama kolegė, ar jūs girdėjote, kad mūsų miesto darželius lanko vaiduokliai? Eik tu savo, negali būt. Katram gi darželį atsirodo vaiduoklių? Deja, žinokite, jų yra bene visose miesto darželiuose. Nu jau tai kur tie vaiduokliai, vaikus guzina ar kudara? Deja, kolegė, aš kalbu ne apie tuos vaiduoklius. Nu tai apie kokius gi vaiduoklius čia gerbiamoji kalbi dabar? Įsivaizduojate, suskaičiavę vos 4 valandas per dieną lopšelius darželius lankančius vaikus, miesto švietimo skyriaus specialistai nerado maždaug 100 mažųjų. Ei, nebegūzdik, tu čia manys. Tik tuos vaikus vaiduokliai prarijo? Ne, kolegė, ne, jų tiesiog nėra. Nesupratau, tai kur genis dinga? Viskas daug paprasčiau nei jūs manote. Nu tai išversk man ant mano kalbų, kad aš suprasčiau dabar nieko nesuprantu, kur čia tauzija. Taigi, patikrinimą užsakę politikai neabejoja, kad daugelio nerastų mažųjų auklėtojos nė akise nėra mačiusios. Nu da nieko nesuprantu, prašau tęskit, kolegė, toliau. Tikrintojai 23 darželiuose iš viso suskaičiavo net 171 vaiką, juose praleidžiantį tik 4 valandas per dieną, tačiau iš jų tik 46 rado grupėse. Nu tai kolgi vaikai, serga, kai dabar gripas jaučia, gal atostogas, taigi maža kas čia gali būti. Na, taip ir specialistai teigia, bet iš tikrųjų viskas daug paprasčiau. A tai kaipgi ir iš tikrųjų viskas? Štai viena moteris dirbanti darželėje papasakojo visą paslaptį, kaip yra iš tikrųjų. Nu tai kaipgi tai yra, nu pasako, klausausi nekantrumu. Tai va, ta moteris pasakojo, kad kas mėnesį nuo 10 iki 25 dienos privalant į darželio kasą iš savo atlyginimo sumokėti maždaug 60 litų, apie 30 litų už kiekvieną nematytą sielą. Tai yra už 2 vaikus. Tiek per mėnesį susidaro pagal savivaldybės tarybos patvirtintą įkainį, 4 valandos per dieną darželė kainuoja 1,50 litų. Pala, nu tai, nu ir? Taigi taip jos dirbtinai sukelia vaikų skaičių darželėje ir išsaugo savo darbo vietas. Kitu atveju, jei vaikų darželėje sumažėtų, direktorės būtų priverstos naikinti etatus ir atleisti darbuotojas. Todėl jos sutinka sumokėti iš savo atlyginimo už vadinamus vaiduoklius, vaikus, kurių nėra, bet išsaugo savo darbo vietą. Ei, bet geras vajeris, ne? Tiesą sakant, čia darželio direktorė žmoniškumas ir humaniškumas. Nu ne taip, na aišku, pažeidžia įstatymą, apiplašia valstybė, betgi gal tik kokie litai nedaugiau, ne? Valdžia žmogė tik milijardus, neaišku, kam trati ir tai nieko, čia pamanyk keli litai. Na, specialistai pripažino, kad fiktyvaus vaikų prirašymo atvejų darželiuose yra buvę, bet sako, kad darbuotojų atleisti nėra būtinybės, vaikų ateityje daugės. Nu va, matai, vaikų daugės, viskas išsispręs ir visi toliau dirbs laimingi, ne? Ir vaiduoklių nepareiks nieko.